Labą dieną visiems. Šiandien toksai video bus apie, kaip čia pavadinti, bambesiai apie Teslą. Apie susiklostyčią situaciją, kas daros pasaulyje su Teslos vardu, su Teslos akcijom, su požiūrį į Muską poelgius ir visą kitą. Tai paminėsiu dar tik. Tai yra mano tokia nuomonė susidariusi, prisiminus Hyundai Konas istoriją, kur Tesla gamina, Hyundai'us gamina ne tik elektromobilius, ne tik Konas, gamina visokias produkcijas, tai yra, žodžiu, ir generatoriai, ir ekskavatoriai, ir sunkvežimiai, ir mašinas, ir, žodžiu, benzininės, ir dizelinės, ir kokia ten plauka nėra, ten jie viską gamina. Ir segmentas, kuris yra susijęs su elektromobiliais, tai yra labai nedidelis. Bet aš prisimenu tą istoriją, kada jiems reikėjo pakeisti gamykliškai neteisingai suprojektuotas baterijas. Tai buvo labai skausminga ir vos nebuvo atsisukę prieš ant bankroto klausimą. Aišku, tai čia vėl ir informacija, kuris sklaidė internete ir kuri ten buvo nugarsėjus per visas pusės. Tai kodėl aš tą istoriją sulyginu truputėlį su Tesla? Nenoriu būti blogas pranašas, nenoriu čia prikarksėti kažko negerą. Tikrai nenorėčiau, kad Teslos kompanija kažkas jai atsitiktų. Labai daugiau linkęs būčiau, kad požiūris pasikeistų, parduotų detalės žmonėm daužytom mašinom ir leistų jiems susitvarkyti teisingai tas mašinas. Ir žodžiu, aplamai požiūris į kokybę, ta politika patys žinot, kokia čia toj Teslo yra, tarp Teslos ir klientų, ne naujų mašinų, bet žodžiu, tų vadinkim, prikeltų iš pelenų, Feniksų vadinkim. Tai ant to aš neįgiu. Tesla Model 3 iki 20 metų realiai man nėra žinoma problemų su disbalansu dėl baterijų. Aš minėjau, kad ten nėra balansavimo plokščių suprojektuotų, kad galėtų tarp celių tas įtampas sulyginti. Nuo 20 metų tikrai sulaukiu nemažai skambučių ir žinių per visą pasaulį, per grupės, per mūsų ten, vadinkim, bendrų pažįstamų ir kolegų ir konkurentų. Tikrai yra nemažai išlindusių disbalansinių baterijų, kurios turi problemą su disbalansu, išsikrovusios tam tikrus blokus, tam tikras celės iš 96 egzistuojančių. Ir tai tęsias realiai iki 23 turbūt metų. Daugiausia 22 metai yra papuolę turbūt į daugiausia žinomų baterijų. Ta statistika manau, kad žino Tesla, tą problemą manau, kad žino Tesla labai gerai ir galbūt jeigu tai būtų pripažinta gamyklinių pakeitimų, rekalų vadinamų, atšaukimų šitų baterijų, tai manau, kad Teslai pakenktų turbūt bankrotų. Ir galbūt, kad tai susiję su kažko, tai yra tiks įvykiai pasaulyje, būtent su Tesla. Čia tie Muskai įsišaukimai su Trumpu, kad čia negatyviai tie visi rankų pakelimai ir visą kitą, čia gal tik tais yra arba tiesiog tą balioną kažkas su adata susprogdino ir viskas ištižo dabar, arba čia tiesiog kryptingai kažkas tai yra daroma. Tai va, aš dėl to tą tokį video šiandien, sakau, nufilmuosiu. Nežinau, ką jūs apie tai manot. Man tokia mintis susidėlioja visas tos, vadinkim, knygas į lentyną tokia tvarka dedas. Kad čia kažkas yra susiję, negal tai būtent paimti iš sudieną viskas ir pradėti važiuoti į apačią, o taip negatyviai. Visi tie pardavimai kritė, visi tų mašinų atsisakymai, pirkimai ir visa kita. Kažkas čia susiję, kažkas čia tos vandenis drumčys iš kažkokios kitos vietos. Ir nebus čia problema tokia, kad reikia nuskandinti įmonę anksčiau, kol ten netapo bankrotų. Išparduoti akcijas, susirinkti šaibus. Čia taip tiesiog. Aš kažkaip. Kaip sakau, bambesiai apie Teslą. Ką jūs matot apie tai? Kokia jūsų nuomonė? Čia, kaip sakoma, po to video dislaikai, unsubscribai, ten, žodžiu, viskas, kas tenais. Nes žmonės pasąmonį žino, ką pasakai taip, tai reikia daryti viską priešingai. Laukiu kažkokių jūsų komentarų. Mano nuomonė tokia. O būtų įdomu išgirsti kitą nuomonę.